Įrašus apie Julielį. Matau save ant tokios kaip pakilos, siaurta pakil, kur atrodo nepavaikštinėsi, atstoviai to įteikti kvietstėto. Ir toks tarps aplink mane paskiau ir vėl kažkokį pagrindą matau. Tas rodo, kad pats neleido savai žengti į ateitį, į savo norus, į savo svajones, per susikaustymą, per baimę, per norėjimą būti saugiu, būti veitu, nejudėti. Ir tas baigas, tai negi tokį mažą tą ribą tuštumos palikus, kad aš atrodo galiu peržengti, bet stovau vis tiek, nededu žingsnį. O tas ir dėl to, kad sėkmės baimė, baimė būti pripažintam, įvertintam, bet dėl to, kad nereikėtų nusisokti nuo žmonių, kad nereikėtų skaudinti, naikinti, taip net nori sakyti žudyti. Ir čia tas visus jausmus yra iš praeitų gyvenimų, bet teik stipriai kalts, nes kažkokiu gyvenimo pabaigo, kada jau mirtis alsavo mano nugarą, aš tada atrod supratau, kiek daug blogo buvau padaręs. Ir tas gyvenimas buvo persipynęs su didžiulį sėkme, su aukštom pareigom. Ir aš visą to įtaką turimą panaudojau žmonių žudimų, naikinimų, badmečių tokių sukūrimų. Ir iš ten yra didžiulė lėkė bloką, nes va to paties gyvenimo pabaigo aš taip atrodo pasakiau savai, kad niekad daugiau taip nesielgs. Ir pasąmoniniam lygmenyje sėkmė, turtą, viskas yra persipynę vat su tuo momentu, kada buvo padaryta didžiulė žala tauta, taip noriu sakyti tauta, didžiulė žala, tik negailestinga žala. Matau daug vaikučių mirusių. Ir taip atgirdu savo žodžius, kad niekada nebūsiu to žmogum ir toks, kaip nusisukiams nuo sėkmės, nuo materialinių gerovių pilną tortą, pilną gyvenimą. Taip toks laikym save užspaustam lygmenė, kad nieko pats per daug neturėčiau įtakas, kad nepakenkčiau niekam kitam, kad nesunaikinčiau žmonių gyvenimų. Per žmogiškoji prizmė čia kaip ir suprantama, bet per dieviškoji prizmė, per sielos prizmę, per begalinės sąmonės prizmę, kuriai svarbu į patirtis. Čia yra didžiulis blogas, kuris yra nereikalingas. Šią dieną jis yra nebereikalingas. Ir to turint omeny, aš ir viskas, kas man yra brangu, viskas, kas yra brangu, priimu viskon, kas įvyko. Priimu viskon, kas įvyko, leidu viskam būti. Susitapatinu su ta informacija. Ir perleidu viskon per save. Ir save perleidu per tą informaciją, kad susivienodintumėm. Tas reikalinga tam, kad galėčiau pernešti viskon per daug netiduodams energijos. Kad galėčiau būti to skausmu, ta mirtim. Nevertindams, neteisdams, nekaltindams. Tiesiog būdams. Ir per tom patirtį patampu Dievu, patampu savo Dievu, savo vedliu, savo išlaisvintoju. Nes aš esu viskas, kas galbūt, kas buvo ir kas bus. Esu viskas, kas buvo, kas galbūt ir bus.
Nei daugiau, nei mažiau. Bandysim išjaust dabar. Susimaišius vis informacija, dabar tam momente, tam skausme visam. Viskas persipynė, rudos spalvos. Ir nelieka jokių etikečių, jokių vertinimų, jokį bandymą skirstyti, bandymą sudėlioti savo veidus. Viskas, kas lieka, tai tik tėkmė ir informacija, kurios dalis esu aš ir kuri yra dalis žmonės. Ir visas ribas atrodo nyksta, kurios laikė mane nuo savęs pateis, nuo savo sėkmės, nuo savo laimės, nuo savo džiaugsmo, nuo savo meilės, nuo savo tyrom, nuo savo leidimo klysti, kaltinti, smerkti, teisti. Niekam nebelikt ribų. Viskas į per veidą. Ir atsipalaiduoju, viskas atsiriša. Matau taip, kaip šviesi siluetą lyg plauktų į viršų, taip kiltų į viršų, tokiom jungtim. Čia mano pateis esybės dalis, kurios užsirakina per būtent šio gyvenimo patirtis, kur minėjau, kad turėjo įtaką didelį ir panaudoja vanon tomsim dalykam. Vėl esu vientisus, vėl esu, noriu sakyt, laimingas, bet ta laimė labai kitokia. Ta laimė tokia labai neutrali, neišmušanti, neišbalansuojanti, tiesiog tokia labai rami, kaip rami jūra, tokia be bangėlių, be nieko, tokia. Ir yra nuo pat pradžių iki pat pabaigos. Viskon palietuojanti, viskon įtakojanti. Laimė, ramybė, švelnoms atsidavėms savo pačiam. Ir užsidaro. Esu dabar tokio tamsių erdvėje, kur matau seinas, ribas, kad būčiau kokio į didžiulę uolą įlindęs. Ir čia į toks, man rodo drakoną. Tas drakonas yra mano tamsioji pusė, bet hibridinė mano tamsioji pusė. Ne iš mano esybės einant, o sukurta per daugybę sunkių negatyvių patirčių. Ir atrodo visus gyvenimus aš to nerdvę savį laikau, nešu ir neišleido nos į šviesos, į paviršių savo pateis. Bet toks jausmas, kad net nereikia išleisti. Galiu tiesiog čia pabūti, atsisveikinti su viskuo. Pasilikti tik pačią patirtį ir absoliutų tos patirties priėmimą, kad ir kas ten buvo. Ir viskas. Šiam laukas iš tos erdvės. Ir čia taip kaip matrioškas, viena erdvė ir kito erdvė. Ir kada išeini iš tos kitos, ta kitai da kito erdvė. Tas reiškia, kad labai daug buvo išsiplėtusi ta uždaryta informacija per kitas ribas. Ir sukūrė tokį kaip grandinę. Ta grandinė yra ta grandinė dar tokį įtaką, kad neleid skriesti. Tas skriesti reiškia, kad neleid gyventi pilnumo, neleid pilnumo džiaugtis,
į priekį drąsiai atsipalaiduoti, mylėti, jausti lengvumą, jausti save, o per tokį sunkumą visko nedaryti. Tai šiandien viskas keitas, sunkoms peraug, neapykanta peraug, skausmus, kančią, baimę peraug į laisvę būti savim. Viskas peraug, viskas keitas, transformuoja. Ir aš kartu su tuo. Mylu save, mylu viską, kas gyva, kas egzistuoja, kas buvo, kas bus. Meilė mano yra tai, kas apgaub visko, ko aš galiu suvokti ir ko nesuvokiu. Meilė yra mano pradas, apimanti visas kitas žmonės dalis. Tik iš meilės aš esu ir meilė aš grįžtu. Daugiau nieks nėra svarbu. Tik meilė. Ir užsidarė tą informaciją. Ir esu kaip kito erdvė labai panaši, o kaip ten, kaip buvo ta uola didžiulė, tai ta uola į tokį biškį raudonesnį ir irgi drakons, bet tas drakons, tuos erdvės drakons, irgi toks raudonesnis. Tas rodo, kad meilė, kurią esu jautęs per gyvenimus visada, ar beveik visada būdavo skaudi, kenksminga, žalinga, naikinanti. Dėl to, nes aš turėjau ton patiekti, man tas buvo labai reikalinga. Tos patirtis be galo praturtina, bet tuo pačiu ir uždarė mano paties meilę per skausmą, baimę, netekti, kančią. Tas tiesiog gavos ir pati patirtis to uždarimą irgi ir be galo vertingas dalykas. Ypač tada, kada tu suvoki ir atrakini, kada priimi. Ir išeinu iš tos erdvės ir čia kita tokia uola irgi, kur aš net negaliu būti uore, o taip nukritau žemyn ir irgi drakons į tuos erdvės drakons, kuris simbolizuoja tik skausmą, bet čia yra kitoks skausmus. Čia yra skausmus, kada mata kitą artimą, ar kada mata kitą kenčiantį. Čia tas skausmus. Ir jis yra, taip noriu sakyti, giliai riešcimui. Taip kaip didelis rodas etom nuo krūtinės per pilvą iki dubens. Ir skaudus, kurių negali nematyti, nejausti. Toks, kuris irgi stabdo nuo sprendimų prieimimo tam, kad priėmus sprendimą neįtakot kitų žmonių, kad nereikėtų jiems kentėti dėl mano sprendimų. Čia irgi va toks ribotoms susikūręs didžiulis labas, stiprus didžiulis ribotoms, kuris neleid trokdo man eiti drąsiai į priekį ir daryti dalykus, kuriuos aš noriu daryti. Kuris sukur tokį jausmą viduj, kad lyg stabdytų kažkas, vat lyg būtų mašinų su nuspausta stabdžias iki galo ir vat, nepajudės ir viskas. Nors bandai stengiai sėdi, bet vat viduj gesen kažkas to. Tai va čia tas dalykas. Ir išėjau iš tuo, taip rodo, kad per akį išlendu, lauk ir čia ir kits drakons, kita erdvė. Ir dar išlendu, nebebūnu veito. Nes svarbiausi dalykai vardinti ir aš taip tiesiog traukus, tik mastėlis didė. Vis lendu, lauk ir išlindau į savo energetinį, savo erdvės paviršių, taip noriu sakyti. Žemiškai lygmenį. Ir čia toks, kaip užtemėms pas mane vyksta. Tai yra mano erdvė, yra kaip saulės užtemėms, bet čia ne tik saulės užtemėms, čia yra visko, kas gyvo užtemėms, tam, kad galėtų atgimti iš naujo, kad galėtų pilna transformuotis. Ir ši daina, mane yra didžiulis transformacijas daina. Didžiulių permainų daina. Didžiulį pokyčių daina. Visus vidus keisės.
visus požiūris keisies, pasaulėžiūra koreguosies. Ir tas išlaisvės. Tas leis laisviau judėti, kvėpuoti, elgtis, matyti. Sėkmė, matau žodį sėkmė. Taip nūtų punpetėjais paaukšti pavidalu. Ir sako, būsiu čia tol, kol tu mane įleisi čia būti. Galiu tau parodyti kelią, kur galėm nuėti, kur daugiau žmonės yra. Bet sak, tu dar nesi pasiruošęs, dar turi save atrakinti dalykus. Gali šiandien to padaryti, gali rytoj. Geriausia būtų šiandien, taip ir darysi. Gera, tam kartu tiek įrašų nutrauku, dar balsus viens dabar. Ačiū, kas klausė, iki.